o dabar pats metas susipažinti, tai yra Usėnų seniūnija, seniūnas Algirdas Raukys, bendruomenės pirmininkė Aldona Rauktienė, pagrindinės mokyklos direktorė Liucija Jasevičienė, Usėnų jaunimo klubas Nemunas pirmininkė Vilma Bardauskienė, moterų vokalinis ansamblis Miltė vadovė Dalia Svirskaitė, Kiemo lėlių teatras vadovė Jūratė Daugalienė, Usėnų etnografinis teatras Negelys. Juoja ne tik seniūnas Vitalijus Mockus, bet ir gimnazijos direktorė Laima Bardauskienė. Viena iš tokių geriausių gimnazijų, kiek daug puikių rezultatų pasiekta matematikoje. Tie aukšti rezultatai, pasiekimai, į Vainudą visada verta atvažiuoti. Sodybos savo dainomis jie neklinksmino Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę. Libris, Laudamus ir Pamario aidas. Na, Šilutės seniūnija. Seniūnas Raimondas Steponkus, jo pavaduotojas Andrius Limba, Marius Stonys ir šiandieną jie keliauja drauge, jie džiaugiasi. Libris vadovė Rasa Galumovskienė, Laudamus vadovė Irena Šemeklinė, folkloro ansamblis vadovė Ramytė Giedrė Pocienė, Pamario aidas vadovė Nijolė Sniečkuvienė. Na ir šiai delegacijai skirtinumo suteikia Šilutės kamerinis dramos teatras, teatro vadovė Ramūnė Kiniulytė. Ir teatras visai nesenai, šiais metais paminėjo 20 metų profesionalaus teatro įsteigimo datą. Tai yra tiesiog svarbu. Kaip mes juos mylime, kaip mes juos gerbėme. Kolektyvai keliauja su savo vėliavomis, laukia su visais inkilais, su visais autentiškais mūsų krašto pastatais. Na, dabar susipažinkite, mūsų sveikina Šilutės aviamodeliavimo klubas Skrydis, mokyklų mokiniai. Projektas visos dienos mokyklų.
Palaikė, va, prisipirko prekių. Ačiū.